13 mūsų epizodas – statybos lengvai, statom svajonių namą. Dar vis į vidų nelendam, kalbam apie išorę. Tai dabar pakalbėkime apie tikrai svarbų vieną dalyką – lauko inžineriniai tinklai. Nes turim pasidaryti įvadus, įvesti į pastatą kanalizaciją, vandentiekį, elektrą, kad galėtų funkcionuoti pastatas. Tai pradėkime nuo to. Elektrą, tai jūs turit kreiptis į mūsų elektros aptarnavimo operatorių ir tenais jau gavus statybos leidimą, jūs turite pasitvirtinti su juo, kaip bus įvesta elektra. Kitas dalykas tai yra silpnos srovės, internetas, tai nežinau, ne visuose atvejuose naujose rajonuose būna silpnos srovės, lauko ryšiai. Tai jeigu jie yra, tai panaši situacija kaip ir su elektra, jūs kreipiatės į įmonę, kuri aptarnauja ir įsivedate tiek į pastatą ryšius. Paskui kanalizacija ir vandentiekis. Tai dažnu atveju būna miesto tinklai ir vandentiekis, bet kai kuriuose atvejuose, ypač kur nėra miesto tinklų, tai būna vietiniai tinklai. Vietiniai tinklai tai yra kanalizacija įsikasa įrenginys valymo ir nubėgimas nuo to valymo įrenginio. Kanalizacija tai gali būti vietinė ir miesto, kaip įsiaiškinom, tai vietinės kanalizacijos yra ne vienas gamintojas, kuris gamina tos valymo įrenginius. Pagal jūsų šeimos dydį, pagal jūsų namo plotą yra parenkamas renginys, jisai įkasamas, prijungiamas ir jūs jau galite jį eksploatuoti. Vandentiekis irgi gali būti tiek vietinis, tai yra gręžinys, kurį jūs turite atlikti procedūras, įsigręžti, užsiregistruoti, gauti pirmą leidimą ir paskui miesto tinklai. Prie miesto tinklų turbūt jungtis paprasčiausiai. Kas liečia šildymas, tai gyvenamuose namuose tai miestų šildymo nieks neveda, tai būna autonominis, tai gali būti dujos, tai dujas irgi reikia atsivesti, jeigu jūs planuojate savo namą šildyti ties dujomis, bet dažnu atveju mūsų regione tai pasitaiko, kad oras vanduo montuojamos sistemos, tai jom reikalingas tik tai elektros įvadas. Grįžtant prie elektros įvado, jums svarbu įsivertinti, kiek jūs planuojate naudoti kilovatų. Dažniausiai būna tai yra apie nuo 8 iki 12 nuo savam namui. Skaičius susideda iš įrenginių, kuriuos jūs planuotumėte eksploatuoti. Tai jeigu pas jumis ten oras vanduo, tai šiek tiek daugiau, bet mano rekomendacija vis tiek imtis daugiau. Jūs galbūt planuositės ir saulės elektrinę, nes nuo to priklausys, kokio maksimalaus dydžio jūs galėsite susimontuoti saulės elektrinę. Tai turime elektrą, turime ryšius, turim vandentiekį, turim kanalizaciją ir galima sakyti, kad namas yra pajungtas ir galima pradėti eksploataciją, atlikus kitus pastato įrengimo darbus. Apie juos pamatysite kitam mūsų epizode.